O jūs neaudysi? Ne, mano mama tik audė. Ir paklodės, ir staltiesės, ir rankų, net man kilimą vestuvėm šaudė. Ir daug metų aš jį naudojau, labai fainas kilimas buvo. Raštuotas. Jisai buvo va tokio tipo... Ne, nelygus, kilpinis. Kilpom, ar ne? Jo, kilpom ir nukirpdavo. Ar putais? Ne, nenukirpdavo. Aš pati jau nemačiau, kaip jie audė, bet koks fainas kilimas buvo, kaip ilgai džiaugiausi. Jis buvo lygus, ar ne? Labai. Nu, tokiom kilpelėm. Kilpelėm Visas, visas. tai toks kaip... O pas mane tokiais kutukais. Tai jie nukarpė. Jeigu kutukais reiškia nukarpė. Nes jinai O čia karpydavo. buvo nekarpytas, kilputėm. Ir dar su raštais. Nuostabus. O paskui jau, va čia gal kokie prieš 6-7 metus, va čia yra vaikų darželis, liturėlis, ar kaip jis vadinasi. Aš mamos visus darbus tik padovanojau jiems. Aha, darželį, o ką Jo. jie... O jie kokį vieną planą kambarį turėjo? įsiruošė, bet visų šitokių darbų, kad turėti. Tokių kaip tautodailės Jo. prisiminimų, ar ne? Taip, aš kai išėjau į pensiją, aš ten dirbau porą metų. Labai fainas kolektyvas. Ir aš žinojau viską. Jo. Nebuvo sunku išsiskirti va tuo palikimu? Vieną pasilikau. Ką pasiliko? Paklodę. O iš kur mama buvo išmokus austi jūsų? Iš savo tėvų. Tai anksčiau, žinot, kokie žmonės buvo darbštus. Kokie darbštus? Nu, be galo, jie niekada nei minutės nesėdės be darbo. Ne taip kaip dabar, jeigu arba telefonas, arba televizorius. Anksčiau tik darbai. Tik darbai. O kuriam krašte? Zarasų. Jo, labai faina. O kaip kaimas pats vadinasi, ar pačiose Zarasuose? Ne, kaimas ten buvo, Jokunčių kaimas. Jokunčių kaimas? O mama ko vardu? Rožė buvo. Rožė, o koks vardas? Jo. Kausdavo dar kilimus, paminėjot paklodės, lovatėsis, rankšluosčius, ar ne? Jo, Lovatėsis. ir dar medžiagas, kokie mylinės, ar kaip jas ten vadina, iš kurių paskiau vaikus rengdavo. Veilo paveldavo žiemą, kad visi vaikai turėtų apsiauti iš Vilnos. Labai daug ką. Vilnas, linus, tai patys augindavosi? Patys. Viską patys darydavo. Iki malonaus Gerai, nesąmonės ačiū. Laukia draugės. O jūs kuo vardu? O aš Vilija.